Sveiki visi, kas žiūrit šitą video. Tikiuosi kažkas žiūri. Esu Rugilė. Tai esu įkūrusi Bonetiką, prekės ženklų vystymo namus. Tai tuo pačiu ir esu prekės ženklų strategistė, kūrybininkė. Ir kadangi Bonetiką siejame su ryšiu su visa ekosistema, tai tuo pačiu ir esu ryšio su gamta per verslo ir žmogaus santykį specialistė. Tai toks esu žmogus ir noriu šituo video tiesiog savo iškelti tokį kaip iššūkį ir tuo pačiu pasibandyti šitą kelionę naujo projekto vystyme Bonetika kelyje. Ir kadangi yra noras jį įgyvendinti ir kažkada seniai labai daug filmuodavau, tai kai buvau turbūt paauglė, vaikas, daug video visokių ir sudėdavau juos ir kažkaip fotografija visada liko arti, bet su video šiek tiek atitolau ir gal net taip keista dabar save ir filmuoti ir kažką būtų montuoti, bet to pačiu noriu tai išbandyti vėl ir pajausti tą jausmą, negrįžtant į praeitį, bet bandant iš naujo atrasti tą jausmą. Tai noriu auginti gėles. Ir vienas iš to projekto dalių, labai didelė dalis, tai ir bus augalų ir gėlių vaistažolių auginimas savo laukelyje Kaune, Kauno mieste. Ir su tokiu tikslu žmonių rutinoje atnešti laukelį gamtos. Laukinės gamtos, taip gal pasakykime, atnešti. Taip, tai norėjau, dar galvojau apie tai, kaip nenoriu kurti video kažkokių, kurie būtų labai ten mokytų ar kažkaip rodytų daug tą mano rutiną, nes jaučiu, kad man pačiai yra labai smagu tiesiog patirti čia ir dabar jausmą ir susikaupti į tai, ką darau ir nebandyti gal to labai profesionaliai ir labai susikaupus fiksuoti, tačiau į šitą savo asmeninį tokį iššūkį pažvelgti daugiau pro meno prizmę, pro tokį parodymą proceso kitaip ir tuo pačiu galbūt kaip norai gali virsti tikrovę ir tą pačiai patirti. Tuo pačiu tai dalindamasi su kitais. Tai tikiuosi jums patiks ir stebėsite mano kelionę ir išvysite Bonetiką produktus. Ir ką? Labai ačiū, kad žiūrėjot. Dabar dar bandysiu kažkokį montažą įkelti. Pažiūrėsiu, kaip man seksis. Ačiū.
Čia aš pasirinkus tokią gan tamsų apšvietimą, bet yra labai jauku dirbti tyloje ir su šilta šviesa, išskyrus šitą, kuri dabar apšviečia mane šiek tiek. Ir taip meditaciškai užkimšinėti su popierium skylutes, paruošiant naujai gyvybei šitą vietą. Susišpildžiu. Man taip dirbant su žeme, kai ją sušlapini, žiemą ypač, tai labai malonu liesti. Su žeme tas procesas gali atrodyti toks ne vienas iš pats maloniausių, bet iš tikrųjų tai yra to proceso dalis ir kažkaip susitvarkai